Labadiena visiems, aš esu Lorinta Lureckytė iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos infrastruktūros poskyrio. Tai kaip ir jau minėjo, pristatysiu šiandien gyventojų registro duomenis, kaip galima panaudoti, naudojant argis švieslentes, o ne, sakykime, tuo senoviniu būdu, Excel lentelėm ar kažkokiais kitais popieriniais variantais. Taip. Tai šiandieninės temos, tai aš, sakykime, ties jom neapsistosiu ir iš karto pereinu prie pirmos temos, tai kaip kilo ši idėja. Pirmiausia, aišku, dalyvaujant įvairiuose konferencijose, mokymuose, buvo susipažinta, kaip švieslentės ir taškiniai duomenys gali veikti ir kokie gali duoti naudos ir kaip paprastai galima analizuoti, jeigu mes turim duomenis. Tai ir mes turėjom, sakykime, tokią problemą, kad kaip mus įpareigoja Šiaulių miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo aprašas, kad kas 3 metus prie žvyruotų atkarpų mes turim susiskaičiuoti, kiek yra registruotų gyventojų, nes tai vienas iš pagrindinių rodiklių, pagal kurį yra atrenkama, sudaroma eilė, kuri gatvė bus pirmiau asfaltuojama. Ir šiais metais įvertinimai vis dar mes turėjom 85 gatvių atkarpas, kuriuom tą rodiklį reikėjo įvertinti. Aišku, po 3 metų jau bus mažiau. Ir iki šiol buvo toksai principas, ant žemėlapio mes turėjom išsibraižę linijas, pasiemam šalia Excelį, žiūrim prie tos linijos, kokie yra adresai. Excelį registruotų gyventojų ieškome tų adresų ir ten yra prie kiekvieno adreso parašyta, kad ten gyvena 2, 4 ir tada rankiniu būdu sumuojam tuos gyventojus ir tokiu būdu surenkam tuos duomenis. Tas procesas toksai, sakykime, jis labai ilgai užtrunkantis ir nepatogus. Kaip tai padaryti paprasčiau? Tai buvo sukurtas registruotų gyventojų taškinis sluoksnis, sukurta švieslentė, į kurį įkeltos buvo tos pačios atkarpos. Ir dabar aš taip... Vėliau pristatymo metu parodysiu, kaip būtent tas veikia, nes kur pagrindinė ta problematika. Taip, tai sakykime, turim taip, kaip atrodo mūsų švieslentė. Švieslentė nėra viešai prieinama, kadangi tai, sakykime, yra šiek tiek tokių jautresnių duomenų, rodo, galima matyti ir kiek kažkokiam adrese registruotų gyventojų. Konkrečiai mes esam labiau pripratę prie tų gardelių, sakykime, 100 metrų atstumų, kilometrų atstumų. Pas mus yra taškiniai sluoksniai susijęti su adresais ir tuo pačiu yra dar ir išskirstyta pagal amžiaus grupės. Tai dabar, sakykime, matom bendrus skaičius Šiaulių miesto, bet toj parodysim, kaip jie veikia. Tai, sakykime, čia pats yra pagrindinis mūsų sluoksnis. Įsijunkim taip žvyruotų gatvių asfaltavimo sluoksnį. Ir kur, sakykime, ta problematika, atrodo, galima būtų susidaryti, jeigu būtų taip paprasta, sakykime, turim Palangos gatvę ir visi Palangos adresai tik tais pagal kriterijų ir papuola, bet taip nėra. Tai gatvės pabaigoje paprastai papuola ir kito adreso, sakykime, Glyno gatvės 2 adresai, pas mus kriterijus apimantis prie gatvės, kurie patenka, sakykime, adresai. Jeigu, sakykime, žiūrint kitą gatvę, mes irgi galime matyti, kad tai nėra visa gatvė, o yra, sakykime, tam tikra atkarpa, neapima visos atkarpos. Žiūrint, sakykime, tą mėlyną liniją, galim matyti, kad dalis porą adresų yra su, sakykime, 332, tai jis yra iš kitos gatvės, paskui turim mažesnius numerius. Tai ši gatvė apima 3 gatvių, Sodo gatvės yra 2 adresai, paskui pačios gatvės ir dar, sakykime, kitos gatvės dar adresai. Tai jeigu taip, sakykime, Excelį paprastuoju būdu išsifiltruoti, kad mano Palangos ir ten visi Palangos man tinka, tai taip, aišku, neveiks. Tai kaip tas įrankis veikia būtent tam procesui, turiu aš atkarpą, turiu įrankį būtent žymėjimui. Taip.
dar taip pat buvo naudojamas ir sklypų sluoksnis, kad įsivaizduoti, ir naudojamas ir vaizdas iš viršaus, sakykime, tas, kurį mes turim, pagal kriterijų, koksai jis bebūtų, apsibrėžiam prie tos atkarpos, kas mums pakliūna, kaip jau yra aprašyta. Baigus brėžimą rodo, kad bendras gyventojų skaičius prie šios atkarpos yra registruotų. Yra 13, yra išmetamas adresas, dabar, sakykime, adreso eilutėje pas mus mes, kai naudojam, tai rodo konkretų adresą, rodo, kiek konkrečiam adrese yra gyventojų, o pačioj mes matom, kad tai buvo atrinkti 5 adresai ir matom pasiskirstimą gyventojų pagal amžiaus grupės. Tai, sakykime, prie tos atkarpos daugiausiai gyventojų yra nuo 45 iki 65 metų amžiaus. Išjungiam, pasiemam kitą atkarpą, tą patį įrankį, mums papuola būtent tie adresai. Svarbiausia yra tiesiog pataikinti ant to burbuliuko, kuris turi pakliūti, gaunam, kad čia yra 53, gaunam vėl adresą ir taip su visom atkarpom buvo dirbama. Nes kiekviena atkarpa turi savo specifiką, yra nutolę adresai, dar visokių tokių variantų. Taip pat yra galimybė parsisiųsti adresą tiesiai iš švieslentės, jau tą nufiltruotą su tam tikrais adresais. Tai toks buvo principas, kaip buvo šita problema išspręsta lengvesniu būdu, negu anksčiau buvo daroma. Bet tai buvo, sakykime, mano kolegės užduotis, kuri būtent dirba su tuo klausimu. Kadangi aš pati formavau tą švieslentę, aš galvoju, kaip galiu aš ją prisitaikyti savo. Mano pagrindinės funkcijos savivaldybėje aš kuruoju būtent visą miestę šaligatvių, takų įrengimą, remontą, daugiabučių kiemų infrastruktūros priežiūrą, remontą, infrastruktūros pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Tai pirminė švieslentės, kai jie atsirado, buvo 3 elementai: žemėlapis taškinis, buvo bendras gyventojų skaičius ir sąrašas. Tiek, kiek kolegiai reikėjo. Paskui tada atsiranda, ko man gali reikėti, analizuojant daugiabučių teritorijas, kuriant prioritetus dėl šaligatvių įrengimo, dėl šaligatvių remonto, kitus, sakykime, prašymus. Tai atsirado tokios funkcijos, kaip gyventojus galima pasirinkti, nustatyti, parodykim miesto mastu. Išjungiam. Kad matytumėm, kaip vaizdas keičiasi. Taip. Galima naudoti tokį įrankį, tai gyventojų skaičiaus intervalas, kas mus, sakykime, domina, kas yra šiuo metu fiksuojama, kad adresuose gyvena nuo 1 registruoto gyventojo iki 248. Gal mane domina, sakykime, adresai, kuriuose gyvena, kur yra Šiauliuose, adresai, kur gyvena nuo 200 ir daugiau. Tai aš galiu matyti, sakykime, man išryškina, aš galiu, žiūrint, koks būtų uždavinys, aš galiu analizuotis, galiu paspausti konkretų adresą, tai aišku, tai yra daugiabučiai, rodomas adresas, kiek iš viso gyventojų ir yra įdėtos diagramos pagal amžiaus pasiskirtimą. Taip pat paspaudus, aš matau ir apačioj, matau, sakykime, kad šitam daugiabutį name daugiausiai yra virš 65 metų gyventojų, taip pat diagrama irgi iš karto signalizuoja grupę gyventojų, kurių yra daugiausiai. Galiu tą patį intervalą kreipti kitą pusę, gal man įdomu, sakykime, kiek yra būtent, kur gyvena vienas arba nuo 1 iki 5, tai nufiltruoja, sakykime, tai yra labai didelė dalis, sakykime, adresų, tai yra iš viso 8768. Kitas variantas. Taip, tai čia galima toks variantas. Toliau buvo įdėtas, kaip aš ir minėjau, kad aš dirbu ir su daugiabučiais, bet ir su visų miestu. Jeigu aš analizuoju tik daugiabučius, galiu nusifiltruoti, kad rodytų man tik daugiabučių
adresus. Galiu, kad rodytų nedaugiabučius. Jeigu įsivestumėm kažkokį kitą kriterijų, tai aišku, galima būtų filtruoti ir kitų aspektų. Taip pat analizuojant pritaikomumą, sakykime, specialių poreikių žmonėm, tai, sakykime, tai gali būti, kas liečia, pavyzdžiui, šaligatvių remontą, tai gali būti ir vaikai iki 7 metų, sakykime, tie darželinukai vadinami, nes jiem yra sunkiau judėti saugiai. Taip pat yra senyvo amžiaus žmonės, tai, sakykime, galėtumėm imti grupę nuo 65, tai aš galiu, sakykime, žemėlapyje išsifiltruoti visus adresus arba kuriuose, sakykime, yra vaikų iki 7 metų. Nu, čia galima tų filtrų prisidėti pagal poreikį, kam kokiu reikia. Galima filtruotis, kad rodytų tik adresus, kur yra, sakykime, pas mus senjorai arba vyresni virš 65 metų. Ar gal mums įdomu, kur yra pas mus Šiauliuose, kur gyvena tie virš 85 metų, pagal, sakykime, pagal amžiaus grupės. Tai toks tai yra funkcionalumas, kai galima arba per filtrus, galima čia ieškoti adresu, tai aišku dabar nerodys, bet galima per čia susirasti adresą. Ir tada, sakykime, mes gaunam bendrą skaičių ir mes galim bet kurioj teritorijoje apsibrėžti, sakykime, ir gauti, ar taip mes prie linijų ryšimės, galime apsibrėžti, gaunam iš karto visą informaciją, bendras skaičius, gaunam adresą, kurį galim parsisiųsti, gaunam, kad į tą apibrėžtą mūsų teritoriją pakliuvo 19 adresų ir gaunam, sakykime, kažkokią tendenciją. Ar tai galima naudoti tą patį, arba jeigu mes neturim kažkokio sluoksnio suskirstyto teritorijom ar linijom, galim patys pasirinkti tas teritorijas, jeigu tai liečia, sakykime, nedidelį apimti ne viso miesto mastu, arba galim, sakykime, jeigu kolega turi užduotį, tam tikrų laikotarpių pateikti, kiek tam tikroj seniūnaityjoje yra registruotų gyventojų. Pas mus Šiauliuose tų seniūnaitijų nėra daug, čia mes turim 4 ir dar turim kitoj miesto daly dar yra, tai, sakykime, paprastam specialistum nemokančiam dirbti su argis ar kažkokiais analizės įrankiais, tai galima tiesiog užsidedu sluoksnį su tam tikrom teritorijom. Svarbu pasižymiu, kad pakliūtų visi taškiukai, kurie patenka į tą teritoriją. Nu, čia, aišku, reikia dailiau. Tai ir turiu rezultatą, sakykime, tik tais nušoko. Ir tokiu būdu gali bet kiekvienas savivaldybės specialistas turintis prieigą prie mūsų žemėlapių, kuriam gali būti reikalinga analizuoti teritorijas, neturėdamas kažkokių tai įgūdžių ar kažkokių analizės įrankių, kažkokių papildomų sluoksnių, gali dirbti ir, sakykime, sprendimus priiminėti, analizuoti pagal būtent gyventojų registro duomenis tikslius. Ar tai planuoju, tai toliau, sakykime, pristatysiu, kaip mes sukuriam šitą būtent sluoksnį. Tai jis yra sukuriamas gaunant iš registrų centro pagal sutartį, kiekvieną mėnesį gaunam registruotų gyventojų adresų registrą CSV formatu. Iš atvirų duomenų pasiimam apskritai adresų registrą, turim atskirą dar CSV formatu sąrašą daugiabučių namų, jie yra tarpusai sujungiami į duomenų bazę, ten aišku įvedamas tam tikras kodas, kuris suformuoja mum iš tų 3 lentelių, jie suriša tarpusavį ir sukuria taškinį sluoksnį, kuriame atsivaizduoja, ar tai yra daugiabutis ar nedaugiabutis, kokios yra amžiaus grupės ir suskaičiuoja, suriša, kiek kokiam adrese yra tų gyventojų. Nu, pagal būtent, nes kiekvienas taip tai gyventojas atsijungia.
nes kiekvienas gyventojas taip, turi savo atskirą eilutę. Taip, tai kaip ir jau parodžiau ir pristačiau, kad ką galima su ta švieslente daryti, tai suskaičiuoti apibrėžiant tam tikras teritorijas, ar mes turim po apačią kažkokį jau vaizdą, kaip jas skirstyti, galim patys susigalvoti, ar mes nagrinėjom, sakykime, tam tikrą daugiabučių kiemų grupę, ar tai visą didžiulį kvartalą, ar tai, sakykime, tik vieną kiemą, pasiskirstimas pagal amžiaus grupės, duomenų filtravimas. Aišku, aš dar dirbu tiesiog, kad daugiau, sakykime, funkcionalumo įvesti, bet dar tam reikia laiko, aišku, išbandyti visus galimus švieslentės galimybės, bet intervalo nustatymas ir, kaip ir minėjau, sąrašo parsisintimas. Taip, tai jau čia parodžiau, kaip tas, sakykime, veikia. Kaip galima pritaikyti sudarant prioritetinės eiles. Tai, sakykime, takų remontas daugiabučių kiemuose atsižvelgiant amžiaus grupės. Turint tuos duomenis jau pavaizduotus ir žemėlapį ir sakykime, pagal amžių, tai aš galiu apsibrėžti, sakykime, darant kažkokį aprašą arba taisyklės, kaip mes atrinksim tos objektus, kaip ir minėjau, galima pasirinkti specialių judėjimo poreikių turintys žmonės, tai, sakykime, irgi tam tikro amžiaus vaikus ir vyresnius žmonėms, kuriems sunkiau judėti. Išsifiltruojam, sakykime, daugiabučius, pasiemam kažkokį intervalą, kiek mes vertinsim, atsižvelgiant į tai, sakykime, kiek mes galimai turim lėšų kelių metų perspektyvoje. Pasimam, kokiam imti 100 daugiausiai gyventojų turinčių daugiabučių, tada vertinam, atrenkam grupę, kurioje yra daugiausiai tų turinčių judėjimo sunkumų gyventojų. Aišku, po to vyksta vis tiek vertinimas pačių tų, sakykime, pėsčiųjų takų, bet jau šitas įrankis padeda analizuoti, susiaurinti tą grupę, nes taip, tai, sakykime, kaip ir Šiauliuose mes turime virš 1000 daugiabučių namų, jeigu taip, sakykime, imti visus be jokių ir viską įvertinti, tai yra didžiulis darbas, kažkokiu būdu, nes reikalinga įvertinti ir naudą, o jeigu tik tais vieną apie būklę, tai pasimeti vien bevertindamas, vieną dieną vienas blogesnis atrodo, kitą dieną nuvažiuoji, atrodo dar blogesnis, tuos metai labai, sakykime, kai yra daug blogų, tai kuriuos atsirinkti, kuriuos pirmiau. Tai čia galima tą, sakykime, amžiaus grupių principą pritaikyti, taip nustatant prioritetus, takų remontas, rengimas atsižvelgiant į registruotų gyventojų skaičių, ar tai amžiaus grupės. Jeigu gyventojų skaičių, sakykime, kaip čia yra paisliukė pavaizduota, matom gatvę, sakykime, jeigu įsivaizduotumėm, kad toj gatvėje nei vienoj pusėje nėra tako. Kaip, sakykime, Šiauliuose tikrai yra dar daug gatvių, mažos kategorijos, kurios neturi takų. Lėšos yra ribotos, mes tų kilometrų labai daug dar turim. Tai principas vis tiek pirmiausiai toks, kad jeigu jau takas bus daromas, jis bus daromas vienoj gatvės pusėje, tam, kad kitose gatvėse irgi būtų galima bent vienoj pusėje įrengti. Ir tada tą įrengti, tai tada, sakykime, kurie jau gyventojai garantuotai naudosis tuo taku, tai tiem, kuriem yra tiesioginis išėjimas, būtent į gatvę, tai, sakykime, galima irgi apsibrėžti paprastuoju būdu ir žiūrėti, sakykime, kurioj pusėje ten naudosis. Tie, kurie ateina jau iš kitų atšakų, tai jie gali pasirinkti, kurią pusę, sakykime. Tai čia, sakykime, vienas iš variantų, kaip galima būtų atrinkti. Kas liečia amžiaus grupės, irgi galima variantai, sakykime, infrastruktūros remontui. Turim mokyklą. Pas mus Šiauliuose mokyklos yra priskirto, į mokyklą galima, sakykime, užsiregistruoti pagal gyvenamąją vietą, yra priskirtos teritorijos ir, sakykime, aplink mokykloje kaip ir viskas gerai, bet iki mokyklos ateiti visi takai blogi. Galima analizuoti, kurioj pusėje yra didesnė grupė, sakykime, koncentracija vaikų, kurie eina jau į tą, sakykime, gimnaziją, arba vėliau turės eiti, jeigu, sakykime, liks ta pati registracijos vieta. Ir taip, sakykime, turint ribotą skaičių lėšų, galima būtų atrinkti, kad pirmiausiai gal sutvarkom iš tos pusės, nes jeigu taip gyventojai paklausi, tai kas aktyviausia, sakykime, vienas sakys, čia daugiau eina, kitas čia daugiau eina, sakykime, tai toksai
nepatikimas šaltinis. Tai sakykime, būtų kažkoks pagristas kriterijus, kodėl buvo parinkta būtent tam tikra infrastruktūros tvarkymas. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas kvartaluose. Turint, sakykime, pasiskirstimą vaikų žaidimo aikštelių mieste, jų kažkokį pasiekiamumą užsibrėžus ir nustačius teritorijose, kuriuose nėra, būtų galima irgi analizuoti arba naujų įrengimą, irgi priklausomai pagal apsibrėžus tam tikras teritorijas, žiūrint, kiek ten, sakykime, yra vaikų, kokie skaičiai susidaro, arba, sakykime, vertinat esamas aikšteles, žinant, sakykime, yra ten kelios smėlio dėžės, jos ten vienu metu juose gali ten kažkiek vaikų žaisti, yra ten gal viena čiuožykla, bet mes turim gal 100 vaikų iki 7 metų, tai ta viena čiuožykla su 2 smėlio dėžėm turbūt nelabai. Tai irgi galima vertinti, sakykime, kad gal reikalinga ta plėtra. Tai čia taip, kaip galima panaudoti prioritetinių eilių sudarimą. Pritaikymas nagrinėjant skundus ir prašymus. Dažnai, aš kaip ir sakiau, minėjau, dirbu su daugiabučiais, tai dažnai būna tie prašymai. Pas mus vieni senukai. Pas mus nėra vaikų, mums čia nereikia tos vaikų žaidimo aikštelės. Visi vaikai eina per čia ir tų vaikų daug, sakykime, bet aišku, tai nėra, sakykime, tvarkoma, kažkas įrengiama vien dėl to, kad kažkas vienas paprašė. Tai yra, aišku, tam tikros eilės sudaromos, bet kaip suprasti pačią tą teritoriją, kas joje gyvena, planuojant ateityje, gal pakeitimą kažkokių aprašų, prioritetų nustatymą, kokie žmonės kreipiasi, iš kokių žmonės namų kreipiasi, visada trūkdavo man asmeniškai to duomens, o tai iš tikrųjų, ar tų vaikų ten tam daugiabučiam name nėra, ar iš tikrųjų toj teritorijai ten tų vaikų tikrai tiek daug yra, kurie galimai eina. Ar tikrai ten, sakykime, kiti prašymai, sakykime, mums reikia suoliukų, pas mus vieni pensininkai nėra kur sėdėti. Gal tikrai taip ir yra, bet iš kur mums žinoti. Tai būtent šita švieslentė padeda paprastam specialistui kasdienių prašymų nagrinėjimui įvertinti geriau tam tikrą mažą teritoriją ir, sakykime, šitą, prašo iš vieno kiemo, bet aš šalia turiu dar 3-4 kiemus. Aš galiu bendrai greituoju būdu, atsižvelgiant į gyventojus, nes viskas vis tiek kuriama dėl gyventojų ir gyventojam. Ir lėšos turi panaudotos ir būti efektyviai, kad kuo daugiau gyventojų gautų naudos ir gautų tą tikslinę grupę, kuriai reikia, suoliukų nestatysim, kur ten gal nieks nesėdi. Gal tikrai ten, kur yra, sakykime, tų senesnių žmonių. Gal jam ten kažkokiam šaligatviai, kur veda į polikliniką, o ten yra didelė koncentracija senų žmonių, jie gal peškom eina, tai reikia gal pakeliui, sakykime, tų poilsio aikštelių daugiau. Tai šitas įrankis būtent padeda kasdien tiesiog prisijungu, paspaudžiu taškiuką, jeigu nagrinėjau vieną adresą, apsibrėžiu teritoriją, galiu matyti, kas ten gyvena, kas galimai, sakykime, galiu tendencijas matyti, kad dabar daug vaikų yra iki 7, tai aišku, jie po kelių metų bus daug vaikų nuo 7 iki 16 padaugės, sakykime, tai tokiu būdu paprastai analizuoti, dirbti žmonių labai. Tai ačiū Jums.